Sveiki. Galasim japonišką skustuvą Kamisori Jankotsu gamintojas. Iš Shirogami 2 plienų. Nuvaliau koroziją, nupyniau rankeną impregnuotą parakordų. Ir patogiau laikyti ir žiūrisi gražiau. Kiek su tuo atsparumu. Tikėsimės neįsivyniaus. Šiek tiek priklijavau su klijais, kad laikytųsi. Bet ir laikosi. Na jau. Kaip buvo naudota, nuo valymo, kai matom mikroskopo vaizdėlis, kad yra subraižymai. Tai iškart suformuosim ašmenis su Naniva 800, nes tai bus greičiau, kad pasiekti viršūnę, nes mums vis tiek reikia nuimti visą tą blogį. Jau kad suformuota ašmenis. Kamisori galandasi daugiausiai vieną pusę. O kitoj tai nedidelė. Nedaug darbo įdeda. Na kągi. Po mikroskopom pažiūrėjau, kad nepasiekėm viršūnės, tai padirbėsim ir būtent taip padarysiu kampu, kad tikrai matyčiau. Ir pasiekėm. Vis kartais galima apsigauti. Kaip gaunasi. Jeigu ant viršų ilgai dirba, tai gaunasi toks konveksas. Tai paskui galanat nepasiekia dėl to viršūnės, tai reikia. Aišku, galima grubiai imti storai, kad tikrai pasiekti, bet noris kuo mažiau metalo nuimti. Mes dėl to žiūrime į mikroskopą. Po mikroskopu matom, kad viskas gerai, pasiekėm. Ten gali atrodyti kai kam, kad ne visai pasiekėm. Bet ten tiesiog šviesa krenta kitaip. Reikia žiūrėti apie tuos griovelius, ar jie atitenka. Dabar tai jau, dabar visada pasieksim viršūnę, nes jau suformuoti ašmenys teisingai. Tai po mikroskopą žiūrėti reikalų kaip ir nėra, bet kadangi jau pajungiau, tai ir pažiūrėsim. Ir kaip dirba nagorus. Dabar padarysim taip statmenai visus griovelius nuo abrazyvo, kad matytumėm, kas gavosi. Kuo skiriasi. Žodžias, aišku, nenuiminėjau, nes tai neužbaigimo etapas. Ir nemažai metalo nuimam, tai visada gaunasi aštrus kampas, pavojingas, galimas šešėlis, tai visada reikia užapvalinti tas vietas, kuris susiformuoja. Po mikroskopu matom, kad priekyje nepasiekėm viską. Bet tai nėra tas atvejis, nes neturi tokią savybę, nors ašmenys ir tiesus, bet jie kažkaip reikia skirti daugiau dėmesio kampams, nes jie turi savybę kažkaip nepasigalas. Tai mes dar tuo pačiu ir padarysim tokį iš Nanivas pusiau sintetinį su naguru. Su medžiro pereisiu ir jis dirbs švelniau. Užuot nesudarys mums, iškart paruošim, kada galėtume ant užbaigimo akmens perėti. Ir akcentuoju dabar būtent į priekį, nes liko pas mus priekis neapdorotas.
Visgi jėgos panaudosim daugiau. Įsikūpinsim, kad būtų greičiau. Dabar mažinsim spaudimą ir eisim link pabaigos. Neapmuoja. Ir įsigeria nagorą, užpildo visokias ertmes ir dirba švelniausiai, švelnina darbą. Ir dėl to, kad suspenzijos yra, užvartas suėda, išryškit pradeda kalbėdus. Tai tokiu būdu gaunasi. Ilgiau laiko ašmenys ir geriau skota švelniau. Nes minkšta matricai labai tokia klampi, kimba į plaukus, peša, šiek tiek rauna. Tai po sintetikas gaunasi toks. Po deimantų tai išvest. Pirminės aštrumas, aišku, geras. Bet karibedus jie nupjauna. Deimantai netgi sutrupina tuos, kurie lieka. Tai žiūrėjau, visą tai, kas gera, yra pliene, praktiškai sunaikina. Tai popierių pjauna kelis kartus, kad parodyti YouTube. Kad gerai pagalasas peilis, bet naudosi tokį. Neilgai naudosite, jeigu paliesite nors kietesnį už popierių arba varškę su paprika. Tai bus problemų greit. Tai gerai yra, natūralūs akmenys, pusiau natūralūs. Ir aišku, plienas turi būti atitinkamas, bent jau apie procentą turi būti anglies, kad būtų karbidų, kad būtų ką išryškinti. Jo, jeigu ten 0,5%, tai ten reikia daryti pjūklą su tūkstantiniu kokiu akmeniu. Žiūrėsim, kas gali. Po mikroskopu žiūrim, kad vis dėlto vaizdelis, aišku, geresnis, bet priekį nepasiekim tos vietos, bet ne paskutinės pas mus akmuo, tai pasieksim su nedaug dalykų ten, su užbaigimo akmeniu. Nakajama Gosa Asagi. Užbaigimai geras akmuo, labai geras, sakyčiau, kaip ir dauguma Nakajamos, vintažiniai. Šiuolaikinis irgi ten kapstų tokia su linijom, ten būna netaisyklingas formas, tai porą tokių pabandžiau. Nenoriu daugiau bandyti, nes, kaip neblogi akmenys, bet su vintažiniais lyginti negalima. Tai jeigu netgi jis iš tiesų iš Nakajamos ten ir su štampais, bet vintažiniais neprilygsta. Kato kasykla, kur uždaryta, nes ten, kaip kasykla, pirmiausia tokia mintis, aišku, ne į gylį, bet ten būtent ta kato link kalno viršūnės, kur ėjo aukštyn, ne žemyn. Dėl pavojaus užgriuvimai uždaryti, ten prieš 100 metų, ne visai prieš 170 ar panašiai. Tai tokių akmenų jau nebėra naujų, vis tik vintažiniai. Tai apylinkėse kažkur rankiojant. Teoriškai taip, Nakajama, bet išskirtiniais juos vadinti negalima. Deja, taip. Tai va, kiek yra atsargų, kolekcionieriai visokie turi. Tiek yra, nu ką dabar. Nors, aišku, yra kitų šachtų neblogų, bet vis dėlto Nakajama laikomi geriausi ir aš su tuo nesiginčiju visiškai. Nagora Medžiro, kaip sakom, matom dirvą, suspenzija tamsėja. Būtent tą pusę reikia nukamisarų. Vieną pusę daugiausiai dirbo, jei platesnį ašmenys, daugiau dėmesį skirti. Tai aišku, čia su garbesniais svarbiau.
tokią tvarką išlaikyti, nes čia dabar metalų tai minimaliai, nes kalbadai praktiškai lieka, nes natūralūs akmenys jų nenupjauna, šiek tiek pašlifuoja, aišku, kietas akmuotus, šitas lygia apie 5, tai jie atsagė, dauguma tokie, tai kažkiek nušlifuoja, bet jie lieka sveiki, įsikešia į paviršių, tai pjūvis gaunasi jau skarbinis. Demonstracijai ten aštrumo ne pats geriausias variantas, bet jis pjauna aštriai ir pakankamai ir laiku kelis kartus ilgiau nei sintetika užbaigti. Nuo skutimui tai iš aplamai. Skutas ir žmonės, aišku, kurie plaukai priklausomai, bet tai yra nekomfortiškas skutimas. Sintetika pasiekti geras rezultatą neįmanomus Lietuvai. Ir peliai taip nesijaučia, nes jis šiek tiek pjauna, aišku, laikymas akivaizdžiai tik sutrumpėja aštrumu. Tarnavimo laikas tuo pačiu, nes dažniau galąsti reikia metalą nuimant, suvedimas storėja, kokybė pjūvio krenta, viskas. Tačiau blogis. Nu ką, baigsim su medžiaga. Žiūrėjau, gal jau skust norės. Nelabai dar. Nu ką, vaizdelis po medžiarų. Normaliai viskas nusivalė. Galima išvažiuoti toliau, nors čia šiek tiek priekį atima aštrus kampas, mes jį užapvalinam, kad nekeltų pavojaus. Šiek tiek užvaltą dar matėm. Priekį, nu todėl, kad neakcentavo, tą reikia daryti. Minėjau, priekį turi savybę. Kodėl kampuose aplamai. Nors ir tiesus ašmenys turiu savybę kažkaip neapsidorauti. Ką imsim, kad čia mes turim tenžų, nu paimkim, bet reikalų kaip ir nėra, bet jau kadangi turim su ranka, tai galima iškart su komu užbaigti. Nu, aš visi tenžų galima užbaigti. Baigsim ant švaros akmens, bet kokiu atveju. Pažiūrėsim, kaip dirba. Tenžau. Nu, dirba švelniau, aišku. Iš natūralaus visi akmenys yra skirtingi. Tie būna su geltonais tokie. Prastai būna smulkesni. Kietesniais būna nagarus ir smulkesni. Special kartais vadina. Variantas, žodžiu. Galima pernelyg nesigilinti į tą visą teoriją, nes vienos ir užtenka. Nes nagara kaip smulkėja, kada dirbam labai minkštai ir abrazyviai, bet vis dėlto minkštai. Ir dirbant su plienu jis susismulkina automatiškai, tai taip, žodžiu, gaunasi. Ko reikia galandinimui, tai net laipsniškas perėjimas nuo grubesnio į smulkesnį grūdėtumą. Žodžiu, taip kaip būtent tai, ko reikia. Nu, akcentuosim į priekį, kad vėl nenukentėtų pas mus jau kokybė. Su kamilidėse, aišku, geriau, nes greičiau nusivalo viskas. Mašina labai jau ką ir yra valyti. Nu, šonuose matosi, bet mums reikia ne į šonų žiūrėti, būtent į viršūnę kokią pats. Pati viršūnė kokia, jeigu lygi, tai vadinasi viskas gerai. Mes čia nepoliruojam galandam, tai jeigu šūnuose ten matosi subraižymai, tai nieko tokio. Pavartysim, kad geresnis vaizdas būtų, be užvartas po mikroskopu.
Žiūrėsim, kaip ten atrodo. Nu ką, tvarkingai viskas gražu. Imam komą. Smulkiausiai iš ragų. Šitas hieroglifas. Nu čia Mikava, Nagora, Širo, Nagora. Ir brangiausiai, gana greitai darbai, smulkiai. Dėl to ir vertinama labiausiai. Ar būtina? Ne, aišku, nebūtina. Baigsim ant švaraus akmens, nes tai būtent taip yra aštrumas maksimalus pasiekiamas. Jau dirba greit, matom, iš karto patamsėjai. Žiūrim po mikroskopu komą. Viskas gerai. Užbaigsim ant švaraus. Ai, dar pabandysim, aišku, skust. Aš jau pabandžiau po mikroskopu tos plėvės, kur matosi, tai ten būtent naudos. Tai galime drąsiai ant odos ir skust neblogai, bet bus dar geriau po švaraus akmens. Nespaustim lengvai. Ir užbaigsim. Matom, likę šiek tiek tų subraižymų ant nuolaidžių, ant ašmenų. Bet tai mes perėm iškart nuo 3000, bet mums svarbiau viršūnė tvarkuoti. Viskas gerai, nu aš kai norit nupoliruoti gerai, tai reikėtų tarpinę kokį 6000 paimti. Bet aš firmai tai tokias neturėsiu, iš išvaizdai po mikroskopu, tai jau kokie tikslai žiūrint. Ir kaip ir praktiškai neblogai gaunasi, jau yra neblogai, tai ilgai nereikia. Geriau po šilto vandeniu, atsakas gaunasi toks švelnesnis ir geriau dirba akmuo. Jaučiasi, kad limpa, tai vadinasi ašmenys lygus, sutampa su akmeniu. Tai va žmonės klausia dažnai, kiek ten yra naudojama, čia visokie blogeriai, kad skaičiuoja, kiek kartų perbraukta akmenį. 50, 100, 200. Tai, kaip, nuo daug priklauso akmuo, kaip greitai dirba akmuo, koks plienas, kaip užgrūdintas. Kokia technika, kiek spaudžiat, kokie judesiai. Žodžiu, daugybė faktorių, tai reikia vis tiek išmokti jūs ašmenis, stengtis pajust, koks atsakas, kaip keičiasi ašmenis. Kada jis nuo po grubesnio akmens jaučiasi, kada atsakas kitoks jaučiasi, kad yra tokia persiduoda į rankas, tokia kaip ir vibracija kokia. Jeigu jie pasikeičia ir jos slysta lengvai su tokiu lipimu dažnai, akmens priklauso koks akmuo. Tai vienų daugiau limpa, tai kitų mažiau. Ir aišku, kuo platesnė ašmenys, tuo lips labiau. Tai jūs stengtis pajust ašmenų būklę pagal su ranka, pagal pojūčius, pagal garsą, galų kažkiek. Tai užskaičiavimas, tai ką žinau, tai vienais atvejais bus vienaip, kitais kitaip, tai nepatikimas žodžio rodiklis, man atrodo. Tas pats ir ant odos. Na, aišku, reikia įgūdžių iš pradžių gal sunku pajust, bet vis tiek reikia turėti omeny, kad ko siekti, į kurią pusę judėti. Po vandeniu dar geriau, nes švelniau dirba ir nusiplauna visi nešvarumai, kokie yra, kad gali būti. Tokiu būdu maksimalų aštrumą pasieksim.
šiek tiek ant odos, viską nuvalom, ko nereikia mums. Žiūrim, kaip skuta po akmens iš karto. Gerai, švelniai viskas, faktiškai jau galima netgi skustis be odos, tai vaizdelis mikroskopu. Dar grįžtam su plauku. Gerai, viskas čia ir priekį nelabai norėjau, bet gerai kimba. Gana noriai pjauna. Tai va vaizdelis toks. Akmuo puikus. Dėkui už dėmesį. Iki.